Labas visiems, kurie įsijungė šitą vlogą. Ačiū labai ir kas dar neprenumeruojat, paspauskit subscribe mygtuką, būsiu labai dėkinga. Ką tik pasidariau nagus, dariau taip pat milkį, tik uždėjau šiek tiek tokį blizgutį topą, kad, biškelė šventiškai. Aš nemėgėjau tų tokių ryškių spalvų, labai visokiausių ornamentų, raštų ir taip toliau. Gražu. Bet man, pavyzdžiui, tamsus nagai labai netinka, atrodo kaip nudaužyti pirštai, o tie visokie raštai ir taip toliau, nežinau, man kažkaip natūraliau taip atrodo, ramiau, švelniau, tvarkingiau, va tokie tiesiog niudiniai arba kažkokie vienspalviai nagai šviesus. Tai va susitvarkiau nagučius ir dabar važiuoju į, žodžiu, second hand parduotuvę, bet ten grinai yra vaikiški rūbeliai, todėl kad noriu nupirkti tai kombinezoną. Tokį žeminį, storesnį, sakykime, nes aš turiu 3 ir jau visi jie maži, išaugo, nebetelpa, toks visas aptemptas visas, žodžiu, tai. Bet nenorėjau pirkti naujo, nes galvoju, realiai tik šiai žiemai, nes kitai žiemai jau bus išaugęs. Tai kam pirkti naują? Manau, pigiau kainuos toj 9 rūbų parduotuviai, taip vadinasi. Tai galvoju, gal ką nors rasiu. Pirmą kartą šiandien važiuoju, kažkada norėjau nuvažiuoti, bet neradau parkingų, kur pastatyti vietos. Tai dabar gal rasiu, ką nors nupirkti, kokį nors, nežinau, kombinezoną jam storesnį. Čia nelabai reikia tokio storo, nes tų žiemų nėra, bet kai Lietuvą važiuosim, tai manau bus ir sniego, ir šalta. Tai gal ką nors rasiu. Taigi parodysiu, ką radau, kokių perliukų toje parduotuvėje. Ten yra ta 9 rūbų parduotuvė, kur žmonės suneša ir pardavinėja. Panašiai kaip aš ten, kai buvau užsipirkus vienoje parduotuvėje sendaikčių stendą. Tai paėmiau keletą tokių dalykų. Tai paėmiau tokį dalyką, čia yra ta vadinama, vokelis, man atrodo, miegojimų žodžiu. Neturėjau, kažkada galvojau, gal reikėtų nupirkti, bet nelabai buvo tokio poreikio, kadangi kartais Tajus miega su vienu tuo bodžiuku. Jeigu jis tik miega su bodžiu, jis visada nusispardo kaldrą. Jeigu miega su pižama, ta prasme, kur yra filtras toks kombinezonas, kai paguldžiau, tai prieš miega kaldra būtent taip užklota, bet jeigu tik su bodžiu iškart nusispardo, tai paėmiau va tokį, gan storas ir dabar tik pastebėjau, kad nusiema dar netgi tos rankovės, gali būti ir su tom tokiom ilgom rankovėm ir gali būti kaip liemenėtis. Tai čia yra ant 70 ūgio, tai manau turėtų tikti. Kiek jisai kainavo? Jisai kainavo 35 kronos, tai apie 5 eurus kažkur. Po to, nelabai buvo reikalingas, bet negalėjau praeiti. Žiūrėk, koks fainas. Toks kalėdinis, irgi kaip, pižama, nežinau, pasižiūrėsim, galės va tokį užsidėti šventėms. Jisai kainavo 30 kronų. Tai kažkur irgi apie 4-5 eurus. To paėmiau tokį kombinezoną. Aš jau tokį vieną turiu, tik man jisai jau, kaip čia išlenda pirštai. Ten, man atrodo, yra ant šiam 2 cm, čia paėmiau 7,4. Man labai patiko, jis yra iš H&M ir man atrodo, jis visiškai naujas. Kainavo 8 kronų, tai kažkur apie 13 eurų gal. Man patinka tas kombinezonas, todėl kad yra minkštas, labai lankstus ir toks nevaržantis judesių. Ir norėjau paimti tokį, kad būtų striukės medžiagos toks kombinezonas. Tai ką radau su batukais, tai tik šitas vienintelis. Gaila nebuvo ant rankovių, kad užsidėtų jau atskirai reikės pirštinės pirkti. Čia yra ant šiam 2, šiam 8. Nežinau, dar nematau, neįsivaizduoju, ar jam tiks, bet būtų gerai, kad tiktų. Tai šiai žiemai. Ir jisai kainavo 5 kronų, tai 7 eurų.
Užsakiau tėvams su kalėdom tokią fotoknygą Tajaus. Čia yra tokiu kietu viršeliu ir 22, man atrodo, puslapiai nuotraukų. Tai aš mačiau tokį appsą ir kažkaip sugalvojau va tokią dovaną padaryti tėvams. Tai labai džiaugiuosi šitą, kaip čia pasakyti, fotoalbumas knyga, kadangi ten labai yra paprasta, patogu, lengva pasidaryti fotoknygas arba šiaip nuotraukas atsispausdinti. Galima pasidaryti 2 rūšių knygas. Vienos yra kietų viršelių, kaip ir mano, arba yra minkštų viršelių. Popierius, man atrodo, gali būti matinis ir blizgantis. Ir dydžiai yra 2 dydžių. Čia mano yra didžiausias 2,7, man atrodo, ir yra kitas mažesnis. Tai labai paprasta, tiesiog iš fotogalerijos telefonų susikeli į tą programėlę, į tą appsą. Pasidarai kaip tu nori, ten gali koliažą padaryti, sakykime, kaip tu nuotraukas nori, kad būtų sudėtos toj knygoj. Gali užsirašyti, bet ką. Aš čia padariau 3 mėnesių Tajaus fotoalbumą. Tai va tiesiog tokios nuotraukos prisiminimui. Čia va, bet ką gali užrašyti, gali po kiekvieną nuotrauką užrašyti. Tiesiog bus tėvams toks kaip atsiminimas, va grinai tų 3 pirmų mėnesiukų foto. Tai man tokia pasirodė visai miela dovana. Aš už šitą mokėjau, man atrodo, 33 eurus. Čia priklauso, aišku, kiek nuotraukų, kiek puslapių, koks viršelis, kokio dydžio knyga. Mačiau, siunčia po visą pasaulį. Čia kažkada nesenai šitam indelėje buvo žvakė. Aš ją sudeginau, išsisploviau, aišku, viską ir pasidariau tiesiog indelį susidėti zefiriukams. Ar kas nors taip daro, ar aš tik vieną tokią? Kad mėgstu aš kartais panaudoti, ypač nuo žvakių, nes nuo žvakių būna dažniausiai tokie gražūs indeliai. Tai šitas normalus indas, toks atskirai yra pardavinėjimas, kur gali nusipirkti. O čia tiesiog žvakę išdeginau ir liko indas ir galiu kažką susidėti. Šiaip aš buvau gal labiau tokia seniau, viską kaupdavau, taupydavau, laikydavau, bet žinot, kiek galima taupyti, viską kaupti, nes, kaip gali nepraeit pro namus, tikrai kaupdavau ir visus popierėlius, kaspinėlius, visokias dėžutės ir taip toliau, nes man labai patikdavo, ir šiaip patinka naudoti kur nors dar antrą kartą tą daiktą, kaspinėlį, popierį ar dėžutę. Tiesiog man dar fainiau, kai aš galiu tą daiktą dar kartą panaudoti, nei nusipirkti jį. Jau pasiimti siuntinio, o nupirkau Tajui čia, vėl reikaliukų. Tai tokie lašiukai yra į nosį. Tiesiog jam visada kiekvieną rytą arba kai nosytė užsikemša. Tai va tokie vienkartiniai vadinami lašiukai. Jūros druska čia. Jūros druska. Žodžiu, surūstas vanduo į lašinį ir po to suminkštėja viskas, atsipalaiduoja ir susidrėkina gleivinį. Ir po to perku tokius, kaip čia ne vitaminus, čia yra vitaminas D, gerosios bakterijos, kažkas va tokio, žodžiu. Nes kai vartoju vitaminą D, labai vaikams kitiems atsiranda diegliai pilvo arba viduryje iškietėja. Tai labai gerai yra dar tą tokio pieno bakterija čia kažkokia, vienu žodžiu. Aš iš pradžių naudojau atskirai vitaminą D ir tuos lašiukus, tos pieno bakterijos, bet užmačiau, kad yra pirkti tiesiog 2 viename, kad nereikėtų atskirai ten lašinti. Čia yra su tokia pipetė ir mėnesių iš to buteliuko užtenka, čia yra 2 mėnesiam dozė. Tai labai paprasta, 5 lašiukai ir viskas, ir daug paprasčiau, nes su pipetė jis įkišu tiesiog į burnytę ir supilu. O tie, kur būna lašinami, tai nėra taip patogu sulašinti burnytę, reikia atskirai kažkur šaukštelį. O šitas viskas jau miksas 2 viename, tai labai geras dalykas. Nepatikėsit, bet žinokit, sugalvojau parduoti Tajaus vežimą. Nežinau, kas užplaukė. Tiesiog pradėjau ieškoti vežimo, vežtis kažką į Lietuvą, nes Lietuvoje reikia nusipirkti kažkokį vežimą, kad nereikėtų pastoviai jo vežiotis iš Danijos, kad visada būtų Lietuvoje, sakykime, pas tėvų palikčiau. Ir kažkaip taip žiūriu, galvoju, aš noriu ir čia kito vežimo. Tas vežimas viskas tvarkoja, nėra prie ko prikibti. Dar kažkas manęs klausėt, kad kaip tas vežimėlis, tai tikrai nieko blogo. Aš nežinau, gal man atsibodo jisai, ar kas man užplaukė. Prisižiūrėjau naujų vežimų, tai ne naujų, dėvėtų. Noriu dėvėtą pirkti.
Klausėt, ar ten Baršką, Tarašką važiuojant, tai kadangi pas mūsų yra šaligatviai, keliai, takeliai labai geros kokybės čia Danijoje, tai tikrai nėra problemų važinėti su juo. Aišku, kur nors to žvyruotų kelių, kai važiuoju, tai, Barška. Ne pats vežimas Barška, bet vibruoja. Aš nežinau, kaip tie geresnės kokybės, brangesni vežimai, bet manau, kad visi šiek tiek vibruoja, nebent gal tie, kur turi amortizatorius arba kur yra pripačiamas padangos, tai ten gal kažkaip kitaip. Bet šiaip, sakau, nėra blogas tas vežimas. Man gal dar tas toks minusas dėl to, kad vietos daug užima, kai nori sulankstyti ir mašiną įsidėti, nes vis tiek toks gan masyvus ir ta kita dalis, ta sportinė bus taip pat nesulankstomą, tiesiog nuimama. Tai nežinau, kažkaip pradėjau taip galvoju, reikia kito vežimo. Nežinau, parduosiu, neparduosiu, reiks gal nufotografuoti, dėti Facebooką, pardavinėti. Tokie reikalai man užplaukia ir viskas dabar noriu. Ir rytoj važiuoju, pagaliau plaukų dažytis, pagaliau nusidažyti. Nes paskutinį kartą, kada dažiausi birželio pradžioje, man atrodo, ar gegužės gale, tai jo atsišviežinsiu prieš atostogas ir važiuosiu pas naują kirpėją. O kodėl važiuosiu pas naują kirpėją, sužinosit kitam vlogė. Tai kas neprenumeruojat mano kanalą, galite suprenumeruoti, pamatysit pirmi, kodėl aš pakeičiau kirpėją ir kur aš važiuoju apskritai. O šitam vlogė aš, manau, atsisveikinsiu. Ačiū, kad jį žiūrėjot ir susitinkam kitame. Ate.